Sveiki visi. Atvažiavau šiandien į tokį upelį. Čia yra duobė tokia. Pats upelis nedidelis. Dabikinės upė. Akmenės rajone čia. Tai čia va tokia duobelė. Tai čia kažkaip žiemą rinkdavo žuvis daugiau. Senais laikais tai čia pagaudavo labai daug žuvies. Žmonės atvažiuodavo, čia pilna ta duobė. Skilių būdavo čia ant ledą. Dabar ledo nėra, šiandien 28 dieną gruodžio. Dar nėra ledų. Tai va, bandysim ant dugninės pažvejoti. Kažkoks medis plaukia, kaip negerai. Sėsim va ten, pasrovį mesim čia. Nėra labai stipri srovė. Kažkas ir žvejojas. Bandysim mes biškį pažvejoti. Pasėmiau slėkų, kruopų pasėmiau. Dzekų pasėmiau. Tai ką, žiūrim, kas gavosis. Pasėmiau savo medžioklinį su savim. Jeigu biškį pasilakstė. O, jau iš karto žodį kažkokį nysitą patreiks. Nu, kai ruošiamės ir einam. Vėjuk stiprus šiandien. O čia kukurūzų pribarstyta, čia jau žvejoj pilnu chodu vis. Esame čia irgi žvejoj prieš kokius 3 gal 4 metus su draugeliu. Pagavom gražių tų kojų. Raudas pas mus vadin. Tokias per gerą delną didesnės. Eisiu, užsidėsiu šeriklėlis. Maišysim po pašarą. Jeigu biškį pabrinks, kol mes čia susiruošim, mesiu dar kropikį judu. Nelabai šilta, 2,5 laipsnio laukia tik. Nu, pasėmiau kruopų biškį. Dar reikia mesti čia. Slėkų, dzekų pasėmiau. Dėsiu va tokį karmuškelį. Porcija toks kruopas su dzekais. Gylis geras, kokie 4 metrai, jeigu nedaugiau. Reikia ragatkę pasistatyti. Jo. Jau užsikabina. Tušti. Šeriklėlį, tuštis kabliuks. Gerai biškį atsilenkė gal. Kažko užkibo. Jam anksčiau nebūdavo zacepučių. Įmečiau vieną meškę. Na, pabandys dabar ant vienos biškį pasėdėti, matysiu, kas čia bus.
Man medžiotojai kažkur užmatė. Uodegą tik suk. Ein gal pakuotis antrą irgi. Antrą dedu ant slieko. Didelį nedėjau, tai bandysiu. Tas krūmus galėtų išplaukti, čia bebrai mus jau nugraužė. Plaukiant dabar čia sūkuris ir sukas ratančiai. Pavasarį čia ant plūdinių gaudo, ten mano pakrantą, leid pasroviai, eina padugnį, man miškelis, avižėlis, pum. Trauk geras kojas. Kažkas neblogas, susivertė paviršiui. O, kim. Kažkas kiba. Jau progresas į. Taip neblogai pabirbina. Ten biškį sekliauji. Čia kairiai pusėj duobė į gilesnę. Tai. Jau įdomiai daras. Kiba vėl. Birbina į numę. Ir sėd prie krantą. Lauk, kol auksiniai žuveliai iššoks, lauk. Vastinėjo. Lauk, kol koks briedis ateis perplauks. Papasakosiu, jums žadėjau, kaip skendom mariose antrą kartą. Buvom vieną savaitgalį Nidą, nusivežėm keturratį, turėjom tokį nedidelį, negalingį, ten 150 arklių, kiek ten kubikų tų. 3, man atrodo, buvom, rogės turėjom viską. Ar 2 net buvom, net nepamenu, nuvažiavom ten irgi panašiai iš Nidos link Rožių krūmo. Į tą pusę ten link Vencragą biškį. Nu, pagavom vėgelių gerų tada. Mes jau kiek aš 3 pagavau. Tai tokias gražias po 2,5 kilogramą. Nu, nusprendėm kitą savaitgalį varyti vėl. Buvo atlydis visą savaitę toks. Nu, tada jau mes važiavom ten 7 turbūt.
Nusivežėm 2 keturračius. Prie to vieną prisikabinam rogės ten. Susėdom aš šešiesi mes ten ant tą keturračio. Nu ir nuvažiavom ten nuo Nidos, nežinau, porą kilometrų. Pažvejojom stintų, pagavom tų stintų po kokį 30-40 vienetų. Nu ir mes keturiais susiruošėm ant nakties varyti ten ant tų vėgelių, o tie hebra kitą. Ai ne, ir mums sulūžo tas keturratis ten, išbyrėjo dėžė, kas anam ten, dar vienas tas keturratis liko. Tas antras buvo ten be lenciūgų, be nieko, toks paprastas draugelis buvo atsivežęs, toks pusiau sportinis, 200 kubikų, kiek nes ten buvo. Nu į prisikabinom tos rogės, karoči, nu keturiais susiruošėm. Varyt mes tų vėgelių, toks rūkelis buvo, nematyti net tų krantų nieką. Nu į susėdom ant to keturračio, aš su to draugeliu ant motociklą. Du man draugelis su tėvuku. Ant tų rogių aš didelis tokias buvau pasidaręs. Nu į leidom, žiūram, kur tos mūsų vėžės, o pas mus ant to keturračio buvo lenciūgai sudėti, tai kai važiavom per ledą, nu tą ledą taip padraskydavo, matydavos tos vėžės gerai. Nu ieškojom, niekur neradom tų senų vėžių savo praeitą savaitgalį. Karoči, įsibėgėjom, lekam, tik tas žiūram pro peršelį tokį. Tik į vidų, karoči, vis. Aš ten greitai įsikapanojau, pas mane neskęstantis kostiums buvo. Tik draugeliaus tėvas, sėdėjau ant rogių, tu ten atsisakstęs visas. Dienelį tik normaliai buvo, nešalta. Telefonu kalbėjo važiuodams. Karoči, jis ten ilgai kapanuojas, kol išsikapanoja, žmogus išlipa, streso tokį gavo ir išėjo peškom. Tas sūnus dasiginė, nu, o ant telefoną, kai išnekėtas telefonas, buvo rankui pasanans, ten kaip kapstis, sudaužytą telefoną į tą ledą. Nebeveikia nam tas telefonas, tas sūnus davė nam telefoną, tas paė ten kokį pusę kilometrų žvejai. Prie tų žvejų pasilika ten, mes kokias 4 valandas ten pradėjom traukti daiktus, sugalvojom dar į tą motociklą įsitraukti, plaukė paviršiai, atsivertęs. 2 ratai, man atrodo, matęs. Karoči, įsitraukėm, ten kuprinis plaukė, įsitraukėm meškerelės. Su meškerelėm prisitraukėm rogės į paviršių. Pakėlėm tos rogės ant ledą, nusisukom lentą vieną nuo tų rogių. Na ir pradėjom krapštyti tą motociklą. O tas ledas toks nestors prie to motociklo, lūžti, kaip 30 metrų. Pralaužėm dar to ledą. Ir tada jau užkrapštėm tą motociklą ant to ledą. Užsidėjom ant tų rogių, buvom kokius 5 kilus, nuvažiavę gal 4. Nu ir parsitempėm mūsų hebra sėdėm, stintas žvejoj. Na, mum nieks nebelika, sėdome autobusiuką 4 ir išvažiavom namo. Tie pasilika dar žvejoti. Tai va tokia istorija mum išėjo. Pridėsiu dar video ten šiokį tokį turų. Šitas video ten nelabai kokybiškas. Buvo prieš kokius 7 metus, gal nežinau. Panašiai taip. Pažiūrėsit, kaip ten plaukė tas visas motociklas, kaip ten. Biškai atsiprašau, ten draugelis keikės. Nu, bet niek nepadarysi tokia situacija, tai biškai davai pajuokavom, pasijuokėm. Aišku, nors ne iki juokų buvo. Kažką išsitraukėm. Kažkas nuskenda, tai va, tai parvažiavom namiai. Tai va. Ай, давай трогать локон. Что за зажигалка? Svarbiausia раскладушка. Блайси кетурайте штрау.
Einu, bandysiu ten. Iš ten gal geriau bus pažvejoti. Tas krūmčių plaukiai labai nepatinka, man negaliu neužmesti ten. Diena visai graži, tik vėjuks didelis. Palangoj visai 20, kiek ten 8 metrai buvo. Chebra galės gintarus rinkti vėl. Einu, susinešiu daiktus. Persinešiu viską čia. Ten žiūriu krūmus, blemba žvejai. Prisvaidė indelį visai nuo kukurūzų. Rankas reik nukirsti tokiam. Kaip sunku pasiimti, nusivežti ir išmesti. Nesvaidė ten krantą. Pažiūrėkit, kas čia dedas. Visokių plėvelių. Kas per žmonės, nesupranta. O, man medžioklinis vaikštas. Mėsoka taip biški. Nu, kažkur vien kart sukyvo, daugiau nieks nenu. Neaptaru diperios, anksčiau turėjau diperį čia. Važiuoju, prasvaidį, pažiūri, kur nustau maždaug. Visio, tada maždaug ten ir meti. Dabar gal dreigmės man tas diperis. Visio, nebė. Pabandysiu persimesti ten, arčiau ten to krūmą. Kažkaip man atrodo, ten kipdavo nuo pusį, bet kartu žvejojau. Veizėsim, kas čia bus. Mano medžiotoja jau buvo nubildėjusi į apačią. Kažkoks sūrus, kas ten į bebrą. Banda kažką pagauti. Pietums. Mum. Nu jau kur tik nemečiau. Nenor niekur. Gal atvėsa šiandien. Vakar šilčiau buvo. Užvakar šilčiau buvo. Šiandien tik 2,5 laipsnių, iš ryto važiavau buvo. 3 valandas sėdu. Vieną pakliovkį turėjau. Da pasėdėsim. Man skraidė kažkoks. Vėjuks kažkaip įsisiautė. Dar prisiminiau, jaunystė, man buvo gal kokie 12 metų. Tėtis čia buvo atsivežęs mane. Tėtis žvejoja, čia žvejų pilna buvo. Čia kažkaip toks kuris suka. Leds buvo plons gan pakrantį. Aš ėjau nuo to ledą, kai lūžau čia. Kaip pažastų, kai dėjau. Su Zaporožiečiu, da atsimenu, su tėčiu buvom atvažiavę. Tėtis ten pakūrė pečiuką Zaporožiečių, nuėjau aš ten džiovinti, šildyti sėdėjau. Čia atsimenu, krokodilų žvejodavo. Priplaudavo čia pat, skylės įsidauždavo. Čia pakrantį prisiplaudavo tų krokodilų, ant tų krokodilų žvejodavo. Ešeriai čia kibdavo, kojas didžiausias, vis čia žmonės po 3-4 kilogramus kiekvienas pagaudavo. Dabar biškį anksti gal. Bet šiaip jau neturėtų būti. Daugiau pavasarį čia susirinktų žuvis, arčiau pavasarios. Jo, dar nesakiau, čia
tas upelis už 4 kilometrų įteka į Ventos upę. Tai čia pavasarį daugiau žuvų visai neršti tą upelį gal raudas. Čia žvejų pilna, dugninis jau čia nebepažvejosi, nei ten stovo, nei pakrantį. Ta vyžėlis plūdės palei dugną leidai. Trauk gražius raudas, čia po 0,5 kilogramų teiks. Kažkaip pradėjau sukt, pasirodė, kad kažkas į tokį barkštelėjimsi į nebelik. Bandys pakeist masalą. Kažkas barkštelės neblogai tai. Čia ant tos meškerės esu uždėjęs dzikų ir vieną kukurūzą. Taip neblogai stuktelė. Jaugi tik vieną kartą. Kažkas prikėba. Neblogai papurtė taip. Iš pradžio biškutį, paskui stipriau. Jaugi nai. Jau sėdu kaip pusvalandą šitau jau įmetis. Nebejudinau galvoje. Tas krūms taip ir plaukė visą dieną čia. O. Ratu suk. Jie niekaip neišplaukis roja, neišnešana. Na, bandykim dar kartą permesti. Nieks nieko nenuvalgė. Dėsim pašarą į šėriklėlę. Mesim atgal. Bačkina kelis sykius. Į nieką. Jo, kabliuką nutraukiau. Reikia įtrištis. Kažkas vėl pastuksena tą pirmą meškerę. Čia uždėjau 3 kukurūzą, dziką ir kruopą. Porą sykių barkštelėjau vėl. Nieka. Oba, čia gerai kyba. Visą meškerį šokinį. Oi, na savo. Kol pribėgau, viskas. Bet čia gražiai sukiba. Da, tokį kibimą šiandien nebuvo. Vėl pajudina. Kažko labai silpnai. Sujudini paliek. Kiek tų valandų kažkaip pažiūrėti. Jau pirmą
Po 9:15 atvažiavau. Vėl davė gerai. Nesuprantu. Taip jau gan rimtai kyba vėl. Vėl ramybė. Nu ir vėl davė. Nu nesuprantu, kas čia į. Entus meškeris prieš tai irgi barkštelė. O, vėl. O, kim. O. O, vėl tampa. O, vėl. Nu čia toks rimtesnis kibimas biškai. Aina sako. Reikia kirst biškai perlaukiau jau. Gražiai kyba. Ištraukė tą meškerį ant katros kyba. Pažiūrėsiu vieną dzeką, nutempė visus. Ten nedidelis koks raudelis daužai, viso. Manau, neužilga pakuosimės jau 2 valandas. Šiaip po pietų toks aktyvesnis biškai, bet vis tiek nesukimba. Kad galėtų kažko pagauti. Nu, kų, manau, pakaunamės. Užteks šiandienai. Pagauti nieko nepavyko, bet visai graži dienelė, pasėdėti fainai buvo. Nu, kų, susipakavau, važiuoju namo. Visiems ne žvynų, ne uodegos. Iki sekančių susitikimų.